Sveiki visi, jūs žiūrite 59-ąją PHP pamoką ir iš tiesų žinau, kad jūs gan ilgai laukite tų PHP blogo kūrimo pamokų tęsinio, bet aš iš tiesų pagalvojau geriau išmokti naujų dalykų, kurių mes dar nesimokinome ir ateityje pereiti prie praktinių užduočių, kadangi tame bloge, kurį mes kūrėme, mes naudotume visas funkcijas ir elementus, PHP elementus, kuriuos mes jau mokame. Ir iš tiesų tai nebūtų labai naudinga ir geriau išmokti naujų dalykų, o ateityje pereiti prie praktinių užduočių ir jau kurti įvairius dalykus panašius į blogą. Tai iš tiesų taip tikrai bus geriau. Ir šioje pamokoje pradėsime dirbti su objektiniu programavimu. Ir iš tiesų objektinio programavimo, ši sąvoka bus tikrai labai aktuali, bent jau šiuose pamokose, kai mes dirbsime su klasėmis ir objektais. Ir, iš tiesų, iš pradžių jums gali atrodyti tie objektai ir klasės gan sudėtingai, bet kai mes tai išmoksime, jūs pastebėsite, kad iš tiesų visas darbas su PHP elementais yra kur kas paprastesnis, naudojant būtent objektinį programavimą. Todėl iš tiesų reikėtų atidžiai mokytis to objektinio programavimo, bet vėlgi, iš pradžių bus sunku, bet vėliau tai išeis į naudą, bus paprasčiau ir matysis rezultatai. Taigi, šioje pamokoje susikursime paprastą klasę ir pradėsime dirbti su tais objektais ir klasėmis. Tai iš tiesų galime pradėti ir viso to eigoje viską paaiškinsiu. Taigi, iš pradžių turime susikurti klasę. Ir, neaiškinsiu iki galo, kas yra ta klasė, tiesiog mums jos reikės tam, kad, vėlgi dirbti racionaliau su visais PHP elementais. Tai klasės yra kuriamas raktažodžiu class, toliau rašomas klasės pavadinimas, tai tarkim klasė. Naudosime, pavadinimus būtent PHP elemento pavadinimus lietuviškai, tai kuriame klasę pavadinimu klasė ir kodo blokas ir jame mes galime jau kurti būtent šios klasės pavadinimu klasė elementus, kintamosius ir funkcijas ir panašiai. Tai iš tiesų, vėlgi, naujas raktažodis public. Ir šis raktažodis reiškia, kad tai, ką mes po jo sukursime, būtent tas dalykas, kurį sukursime, bus viešas. Ir būtent raktažodis public tai reiškia, tai, ką mes sukursime, tas bus vieša ir prieinama bus už klasės ribų. Taip pat yra raktažodis privatus, kuris, tai, ką mes sukursime, leis prieiti tai tik šiai klasiai. Tai jeigu mes sukursime privatų kintamąjį klasėje, tuomet būtent tas kintamasis bus prieinamas tik šioje klasėje, kurioje jis yra sukurtas ir būtent tas kintamasis negalės būti prieinamas iš išorės. Bet apie tai vėliau, kol kas naudosime tik public raktažodį ir tai reiškia, kad visa tai, ką mes kursime, bus vieša. Ir iš pradžių susikurkime kintamai, tarkim, kintamasis, kurio reikšmė yra, sakinys. Ir, taip, tai mes sukūrėme viešai kintamai pavadinimu kintamasis, kurio reikšmė yra sakinys. Ir toliau, susikurkime vėlgi viešąją funkciją, kuri mums atvaizduos tą kintamai. Tai vėlgi public, bus vieša funkcija, todėl public. Toliau raktažodis function, kaip ir įprastai kuriant funkciją. Toliau funkcijos pavadinimas, tai vėlgi naudosime pavadinimą funkciją. Toliau parametrai, nenaudosime jokių parametrų kol kas ir todėl palikite tuščius skliaustelius ir kodo blokas ir funkcijos darbas. Tai šios funkcijos darbas būtų atvaizduoti mūsų, viešai kintamasis. Tai metodas echo ir, tam, kad ištraukti,
savo kintamai iš klasės mes turime naudoti specialųjį kintamąjį vis, kuris, sakykime, yra objektas. Ir šis objektas yra, šiuo atveju mūsų klasė. Tai reiškia, kai mes naudosime vis, jis bus mūsų klasė, bent jau šiuo atveju. Kitaip tariant, kadangi tai yra klasės vidus, kur mes rašome šį, sakykime, kintamąjį vis, tai reiškia, kai mes jį rašome, tiesiog jo reikšmė yra mūsų klasė. Tai, sakykime, mes negalime taip rašyti klasę, tarkim, ir toliau daryti kažkokius veiksmus, bet mes galime rašyti kintamąjį vis ir toliau daryti kažkokius veiksmus. Kitaip tariant, kintamasis vis įeina į mūsų klasę ir gali dirbti su klasės turiniu, tai yra su kintamaisiais ar funkcijomis. Tai rašome kintamąjį vis, toliau simbolių kombinacija brūkšniukas ir ženklas daugiau. Ir kas bus po jo, tai bus, sakykime, mūsų klasės, sakykime, kažkoks elementas. Tai rašome savo kintamai kintamasis. Ir kaip matote, neparašiau to dolerio ženklo, kitaip tariant, perbrauktos S raidės, kadangi kai mes naudojame vis kintamai, kitaip tariant, vis objektą, ir toliau rašome savo tos simbolius, kurie mums, sakykime, aš jums perskaitysiu kitaip. Sakykime, mes atvaizduojame echo metodų iš mūsų klasės, tai yra vis, savo kintamai pavadinimu kintamasis. Tai vėlgi atvaizduojame, atvaizduojame kintamai iš mūsų klasės, kurio pavadinimas yra kintamasis. Tai gan paprasta, tai vėlgi galime pasikomentuoti viršui tiesiog. Tai galbūt ir neteisinga, bet vis kol kas, vis kintamasis bus mūsų, sakykime, klasė, kai mes tą vis kintamai naudosime klasės viduje. Tai kai mes vis kintamai naudojame klasės viduje, jis yra lygus mūsų klasiai, tai šiuo atveju klasė. Tai kintamasis vis yra mūsų klasė. Klasė todėl, kad mūsų klasės pavadinimas yra klasė. Tai mes, sakykime, štai galime dar čia pasikomentuoti, kad mes atvaizduojame iš savo klasės kintamai kintamasis. Tai, sakykime, klasė tiesiog yra kintamasis vis. Ir iš esmės mes susikūrėme paprastą klasę ir dabar turime tą klasę priskirti objektui. Ir kai mes ją priskirsime objektui, pasinaudojus to objektu mes galėsime patekti į klasės vidų. Tai taip pat kaip ir vis kintamasis, tiesiog jis skirtas, sakykime, į klasės vidų patekti būtent klasės viduje. Sakykime, tai gan sudėtinga atrodo, bet jūs tai perprasite. Tai vis kintamasis yra objektas, kuris yra, sakykime, mūsų klasė. Ir kai mes naudojame vis kintamai, mes pasinaudojus, sakykime, šiais simboliais, brūkšniukas ir ženklas daugiau, patenkame į savo klasės vidų ir šiuo atveju ištraukiame kintamai pavadinimu kintamasis. Bet kai mes priskirsime klasę objektui ir ne klasės, sakykime, viduje, o išorėje, kaip matote, pasibaigia klasės kodo blokas ir čia išorėje mes galime priskirti klasę objektui ir pasinaudojus to objektu patekti į klasės vidų. Kartoju visada kelis kartus, bet manau ne veltui, nes kai kuriam vieno karto neužtenka ir kartais pirmas kartas būna, sakykime, klaidingai pasakytas ar panašiai, tai iš tiesų geriau pakartoti ir, sakykime, kitais žodžiais kiekvieną kartą vis tai paaiškinti. Tai, susikurkime objektą, kitaip tariant, susikurkime kintamai pavadinimu objektas ir jo reikšmė yra tokia: raktažodis new ir mūsų klasės pavadinimas klasė ir skliausteliai ir kabletaškis. Tai visa tai reiškia taip: mes susikuriame kintamai objektas, kurio reikšmė yra new klasė. Tai reiškia tai, kad tai yra objektas, kuris yra lygus, sakykime, mūsų klasiai. Kitaip tariant, mes čia tiesiog ne tai, kad sukuriame tą klasę, o ją deklaruojame. Kitaip tariant, sukuriame tos klasės struktūrą, pasinaudojus sakykime, raktažodžiu.
O kai mes naudojame new raktažodį, tai reiškia mes tą klasę, kurią mes esame, sakykime, deklaravę arba kitaip tariant, sukūrę tos klasės struktūrą, mes čia ją sukūrėme ir tiesiog sukūrėme savo klasę pavadinimu klasė. Ir nenaudojame kol kas jokių parametrų, nes tai nagrinėsime vėliau. Ir būtent savo klasę pavadinimu klasė priskiriame objektui pavadinimu objektas. Ir dabar pasinaudojus šiuo objektu, mes galime patekti į savo klasės vidų ir išgauti kažkokius kintamuosius arba funkcijas. Tai iš tiesų vėlgi tie patys simboliai brūkšniukas ir ženklas daugiau. Ir tai reiškia, kad tiesiog mes iš savo klasės ištraukėme tai, ką mes dabar parašysime. Tai tarkim, mes norime vykdyti funkciją pavadinimu funkcija. Tai mes tiesiog rašome funkcija. Ir vėlgi, tai skamba taip. Iš savo klasės mes ištraukėme savo funkciją, pavadinimu funkcija ir ją vykdome. Tai sakykime, tiesiog vykdome savo funkciją, kurios vardas yra funkcija ir ši funkcija randasi mūsų objekte, o mūsų objektas yra mūsų klasė, o mūsų klasėje mes esame susikūrę tą funkciją. Tai, sakykime, susikūrėme klasę prisiskiriame objektui ir pasinaudoję objektu patenkame į tos klasės vidų ir išsikviečiame funkciją pavadinimu funkcija ir ją vykdome. Tai išsisaugome ir rezultatas bus toks. Štai, mums tiesiog atvaizduoja žodis sakinys. Na ir manau, jūs viską supratote. Taigi, mes susikūrėme viešąjį kintamąjį kintamasis, kurio reikšmė yra sakinys. Toliau mes susikūrėme viešąją funkciją pavadinimu funkcija, kurios darbas atvaizduoti tą kintamąjį, būtent šį kintamąjį, kurį mes susikūrėme. Toliau mes priskiriame klasę objektui ir pasinaudoję objektu tiesiog išsikviečiame tą funkciją, o jos darbas tiesiog atvaizduoti kintamai. Tai mes, sakykime, išsikviečiame funkciją, kuri mums atvaizduoja mūsų klasės kintamąjį kintamasis, kurio reikšmė yra sakinys, todėl mes matome tiesiog žodį sakinys. Na ir dabar jūs tikriausiai galvojate, kam tiek visko mokytis ir rašyti, kai mes galime tiesiog susikurti funkciją kintamai ir ją išsikviesti paprastuoju būdu. Na vėlgi aš jums kartoju, kad šis būdas ateityje jums tikrai bus žymiai naudingesnis, racionalesnis ir taip toliau, nes kai jūs rašysite tūkstančius eilučių kodo, jūs tiesiog pastebėsite, kad jums nėra racionalu rašyti viską, sakykime, vienoje krūvoje ir geriau iš tiesų. Tai, sakykime, pripažinta tiesiog, kad objektinis programavimas yra žymiai racionalesnis. Ir vėlgi, kol kas jums atrodo sunku, bet ateityje jūs pamatysite, kad tai žymiai lengviau. Ir jeigu jūs seksite šias pamokas, kurioje mes mokinsimės objektinio programavimo, jūs tikrai pastebėsite, kad, sakykime, viskas aiškėja, paprastėja ir jūs tiesiog pamėgsite šį būdą, kitaip tariant, pamėgsite objektinį programavimą. Taigi, net nežinau, ką daugiau pasakyti, šioje pamokoje manau tiek. Tiesiog dar viską kartosiu ir ištrinsiu kol kas komentarus, kad jie netrukdytų ir neklaidintų. Taigi, objektinis programavimas. Iš pradžių turime susikurti klasę. Mes susikūrėme klasę pavadinimu klasė. Toliau toje klasėje, kodo blokė klasėje, susikūrėme viešąjį kintamąjį pavadinimu kintamasis, kurio reikšmė yra sakinys. Gan paprasta, ar ne? Toliau susikūrėme viešąją funkciją pavadinimu funkcija, be jokių parametrų, ir šios funkcijos darbas tiesiog atvaizduoti iš mūsų klasės ištrauktą kintamąjį pavadinimu kintamasis. Taip pat gan paprasta, tiesiog pasinaudoję vis raktažodžiu ištraukėme sekantį kintamąjį pavadinimu kintamasis, kuris randasi mūsų klasėje, o mūsų klasė yra kintamasis vis šiuo atveju. Taigi, šios funkcijos darbas atvaizduoti būtent tą kintamąjį, kurio reikšmė yra sakinys. Toliau tiesiog susikūrėme objektą ir jam priskiriame savo klasę, pasinaudojus raktažodžio new, parašius savo klasės pavadinimą ir parametrus. Nenaudojame parametrų, todėl
ir nerašome jų. Ir toliau, kai mes turime susikūrę objektą, pasinaudojus savo objektu ir šiais dviem simboliais mes patenkame į klasės vidų, klasės, kuri priskirta objektui, tai šiuo atveju klasė, na taip, štai ši klasė, nes ji yra viena ir tiesiog pasinaudojus šiais dviem simboliais patenkame į tą klasę ir išsikviečiame funkciją pavadinimu funkcija. O tos funkcijos darbas yra atvaizduoti tą kintamąjį ir mums jį atvaizduoja. Ir taip, tai yra gan paprasta, manau viską supratote, jeigu kas nors neaišku, būtinai klauskite, nes tai jums ateityje tikrai pravers, jeigu jūs ruošitės dirbti su PHP ir iš tiesų, sekite kitas pamokas, nes kitose pamokose mokinsimės daugiau ir būtinai rašykite atsiliepimus, kadangi tai yra, sakykime, objektinis programavimas yra sunkesnis dalykas ir jeigu aš blogai aiškinu, geriau pasakyti iš karto ir aš bandysiu aiškinti aiškiau, geriau ir panašiai. Tiesiog rašykite, kas nepatiko, kas patiko ir tuomet darysime išvadas ir darysime dar aiškiau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi viską supratote. Vėlgi, jeigu nesupratote, klauskite, atsakysime. Tačiau klauskite komentaruose tam, kad mes galėtume atsakyti vėlgi visiems. Ta prasme, jeigu jūs mums rašysite privačiai, mes jums atsakysime ir kitiems kils ta pati bėda ar klausimas, tiesiog jie vėl pas mane klaus, o aš jiems turėsiu atsakinėti. Bet jeigu jūs paklausite komentaruose, kiti prieš klausiant peržiūrės komentarus, matys, kad jūs jau klausėte, aš jau atsakiau ir problemos kaip nebūtų. Taigi, vėlgi ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, jos bus įdomios ir svarbios, nepamirškite prenumeruoti ir viso.